Labas, Eglė. Labas. Sveiki visi, kas žiūrit. Toks netikėtai visgi gavosi, kad bus live transliacija, nes pas mus į svečius užsuko Eglė Karpavičiūtė. Kaip čia tai pristatyti, labai šilta mergina, jau dabar verslininkė. Kiek jau savaičių verslininkė? Tris savaitės verslininkė, tai reiškia, čia jau yra rimta. Ir Eglė taip pat dalyvavo 7 savaičių iššūkyje ir aš turiu tokie norą irgi pakalbinti tos žmonės, kas dalyvavo mokymuose ir pradėjo kažką tai daryti visgi versle ir taip toliau panašiai. Tai va, tai papasakok, Eglė, apie savo trumpai, kągi tu čia pradėjai daryti, nes atnešėjai skanumynų tokių, skanumynų. Tai papasakok truputėlį, kasgi čia yra ir ką tu čia darai. Taip, tai šitose dėžutėse yra sveiki saldumynai, kuriuos galima valgyti be sąžinės graužaties. Tai reiškia, kad jose nėra kalno cukraus ar... Jo, čia nėra kalno cukraus, čia nėra kalno visokių nesveikų riebalų. Yra labai natūralūs dalykai, kokosų aliejus, datulės, džiovintos uogos, vaisiai, riešutai. Ir labai gražus brandas, bet čia viskas net jau parodysiu, koks gražus. Jeigu kas nors paklausit, tai paskui pasakysiu, kas kūrė. Gerai, bet labai gražus karas. Ačiū. Tai reiškia, valgai šios saldumynus ir nestorėjai, ir lėknėjai? Jo, galima sakyti taip, nebent juos gamini ir valgai kokius 5 kartus daugiau negu reikia. Tai tada galima ir sustorėti. O, geras, jie atrodo kaip normalūs saldumynai. Jo, tai va. Matei, kaip gražus? Aš mačiau, žinok, nes lyg ir pakavau šitą dėžutę. Gerai, čia visiems padėt, kad jie atrodo kaip ir normalūs saldainiai. Gerai. Taip, okay. Tai va. Tai ir iš esmės tai mes norėjom labai sukurti tokį produktą, kuris būtų sąlyginai prieinamas kuo daugiau žmonių. Todėl nes yra keletas panašių produktų, bet jie yra labai brangus ir aš net pati savo dažnai neleidžiu jų ir kartais norisi jau geriau pasidaryti namuose ir tu žinai, ką tu darai, tu žinai iš ko, kaip, tu žinai, ką į save dedi. Tai ir šitas saldumynas irgi yra toks kaip atidirbtas iš bendrų visų žinių, kurias savo taikydavau, jos pritaikytos yra šitiem saldainiam. Ir dabar mes darom dviese tokį projektą. Tai galima pavadinti tai jau mažu verslu galbūt. Tai ir gaminam, vežiojam, siunčiam. Tai pagrindinė, iš kur, kaip ta visa idėja gimė? Iš to, kad pati labai mėgai saldumynus, bet cukraus negalima valgyti. Kaip gimė pati ta idėja? Pirmiausia, tai todėl, kad apskritai visada žiauriai norėjau veiklos savo. Ir kai reikdavo siųsti CV kažkam ir bandyti patekti į darbo pokalbį, tai rankos nusvirdavo ir galvoju, nenoriu. Ir tada kažkaip pasąmoniškai turbūt pradedi ieškoti visų kitų kelių. Ir tokių visokių idėjų būdavo jau seniai, kad įvairiausių, su švietimo, su kažkokiam paslaugom, ko kitų, bet šita buvo tokia labai artima, kad jau taip permėgaus tą idėją ir galvoju, kad reikia galbūt pabandyti ją realizuoti. Nes jinai buvo artima tuo, kad aš labai mėgau gaminti ir dabar mėgstu, bet aišku... Dievaži, tavo vyras tikriausiai labai patenkintas šito. Dabar jau nebe, nes aš jau tiek gaminu, kad jau kepsnį kepti jau mane visi nori. Tai ir iš esmės tada po truputį darydavom savo visokius batonėlius, visą kitą įsidėti darbą, į kelionę, kažkokį įdomesnį, sveikesnį pyragą ir panašiai, kol galų gale kažkaip tie saldumynai atsirado. Ir juos tiesiog vieną kitą kartą savo pasidarėm ir paskui taip žiūriu, kad čia galima iš to galbūt kažką išspausti. Pradėjau googlint, tada pasidariau tokį visą savo kaip planą mintise susidėliau, kaip tai galėtų atrodyti. Pradėjau dėlioti savo ant popieriaus, į PowerPoint'o prezentaciją, kurią matei. Taip. Tai va, ir tada taip galvoju, gal čia visai įmanoma. Todėl nes kaip ir norėtųsi turėti Lietuvoje produktą, o ypač Kaune, nes Vilniuje galima rasti porą panašių dalykų, bet čia hipsterių daugiau visų vegetarų, sveikolių, čia ženkliai daugiau. O Kaune, tai dabar su kuo kalbam, tai sako, labai reikėjo tokio dalyko, tai va ir dėl to jaučiamės, kad labai pataikėm ir tinkamų laikų, todėl nes dabar žmonės pradeda rūpinti savo išvaizdą, pradeda rūpinti savo savijautą. Jo, tas trendas toks tikrai labai. Jo, ir daros labai svarbus sportas, mityba, visi šitie dalykai. Man irgi nebuvo svetimi jau kurį laiką ir ta kažkaip
vis tiek nori užsiimti veiklą, kuri yra tau labai artima. Galima, aišku, galėčiau aš gal su mašinom, kokiom dar, ko nors, bet būtų taip per save lipimas. Tai nebent, žinai, galėčiau tave vadovauti komandai ir nereikėtų man rūpintis mašinomis. Tai būtų gal iš kitos pusės, bet kai yra nuo pat pradžių, kai vis tiek pradėdamas verslą negali turbūt visiškai pradėti nuo kažkokios aukščiausios pozicijos ir nepraeiti su 10 žmonių, su 20 ar 100 žmonių komanda, jeigu yra tai pati pirma tavo idėja, tai reikia visą laiką prisiliesti ir saldainius gaminti irgi patiem. Tai aš įsivaizduoju, tu juos tarsi pakavai pati, dar gamini pati? Taip. Okay. Klausyk, o dabar pradžia, nes aš manau, kad daugumai tų, kas ir žiūri, visą laiką atrodo tokia didžiulė mistika ir didžiulis toksai burbulas išpūstas, ta pati verslo pradžia, kokie, su kuo tu susidūrei, kas realiai yra Lietuvoje, žiūrint, tau buvo sunkiausia ir kas galbūt atrodė, kad, lyg turėtų būti sunku, bet nebuvo sunku. Tai koks didžiausias sunkumas, iššūkis, kas sunkiausia buvo startai? Pats sunkiausias dalykas turbūt buvo visa ta finansinė pusė arba mokesčių dalis ir panašiai, todėl nes visi valstybiniai tie reikalavimai, todėl nes tu turi išmanyti, turi nesusifeilinti, kad paskui neuždarytų savęs, ne? Neuždarytų, negautum baudos, kuri tave galbūt taip nuspausmintų ir motivaciją numuštų. Tai tie dalykai atrodo labai baisus, tikrai ten aš naktim negalėdavau miegoti, galvojant, jeigu čia kažkokios sąskaitos neišrašiau ar kažką, ten jėzau, ar kaip ten, ar įmonės teikti, ar čia uabas, ar čia kas, o dieve. Ir tada, kol ateina tas suvokimas, kad čia galima daug paprasčiau, kad išsiimti individualią veiklą užtrunka 10 minučių, bet ir įmantis tą individualią veiklą irgi tada galvoja, ar čia teisingai parašiau, ar dėl to manęs nenubaus. Ir ten atrodo labai daug tokių visokių niuansų, kurie iš pradžių per daug gąsdina. Ir dėl to tikrai, kartais atrodo, o tai kaip tada reikės, nežinau, kaip čia reiks vežioti, tai čia labai brangu, tai gal čia visai neapsimoka, tai gal aš čia į minusą išeisiu, gal tas, bet nereikia turbūt taip skaičiuoti, reikia kuo paprasčiau žiūrėti. Tai aš tokius turėjau pirmus kaip žingsnius, tai pirmiausia, sukurti patį produktą ir kadangi aš pradėjau, galima sakyti, viena ir tik paskui prisijungė mano dabartinė kolegė, tai aš sukūriau tos produktus, daviau draugam išdegustuoti, tai čia lygiai tą patį, aš manau, galima su bet ko daryti, jeigu tu ten pieši paveikslus ir duoti įvertinti, ar jie tikrai verti. Ar kas nors kabins ant sienos? Va, būtent. Ar tik tai tau vienai, jie skanus šitie saldainiai ar ir kitiem, tai ir kaip ir man davė tokią žalią šviesą, o paskui sekė paprasti dalykai, logotipas. Galvoju, gerai, tai čia dabar dar investuoti kaip ir sunku, tai tada paprašiau savo draugo sesės, kuri yra superinė irgi grafikos dizainerė. Taip, pareklamuokim ją. Taip, Eglė Zarembaitė, Zarė Design. Design, gerai. Kam irgi reikės logotipo verslų, nes aš tai pamačiau, žiauriai gražus, nes toks tikrai skanus logotipas. Ir toks atrodo ir sveikas, ir visa kita, ir toks natūralus. Tai va, kaip priėjom iš tikrųjų, tai prasidėjo ganėtinai sunkiai, nes manęs klausė, tai gerai pasako, ko tu nori, ko tau reikia ir jinai gali jau taip perkelti tai ant popieriaus. Tai ką aš papasakoju, visiškai mano vizualinė vaizduotė su realybė nesutampa dažnai. Aš įsivaizduoju visiškai dalykus tokius labai gražius, bet jeigu manęs paprašo tai perkelti ant popieriaus, gaunasi košmaras. Tai jinai pradėjo kurti, aš tą galvoju, gal kažkaip kitaip, anaip, trečiaip, su visais ten tarėmės, rodom, žiūrim, kol iki galo išdirbom šitą, kuris jau buvo toks, toks skanus, galvojam, čia šakė, seilė ten varva, šokoladas. Ir galų gale, daug, aš iš tikrųjų laiko užtruko ten porą gal mėnesių, kol taip galutinai nuo pats idėjos iki galutinio šito produkto, iki to varianto, tai užtrunka tikrai, bet tas kūrybinis procesas yra labai malonus, nes visada galima tartis, ieškai pavyzdžių, bandai ten prie kažko pritraukti, arba, žodžiu. Ir kai jau padarėm, tai šakis ten, aš norėjau voliotis ant žemės iš džiaugsmo, kaip faina, kaip gražu. Man tikrai, kada aš pamačiau tą logotipą? Tada, kada rodė, man atrodo, prezentaciją, jis jau buvo, kada mes kalbėjom, ko ne. Ne, tada logotipo nebuvo dar. Tai turbūt visai jau po ten gruodžio mėnesį gal, ar ten po naujų metų netgi. Nes iki tol jis nematė dar dienos šviesos, tai sausio ten pirmom dienom atsirado. Šiaip labai geras. Ačiū. Ok,
Tai tada... sunkiausia iš esmės mokestinė ta visa tos džiunglės, ką... Tai kažkaip labai gąsdina. Kiti dalykai, tai vis tiek jie yra, aišku, kitam žmogui gali būti atvirkščiai, nes aš iš esmės esu gan tokia kūrybiška, manęs negąsdina reklama, kaip reiks jį išviešinti, kaip reiks pristatyti, parduoti, nežinau, logotipą ten išrinkti ar fotosesiją padaryti, mane veža šitie dalykai. Bet kai reikia kaip nepasimesti ten visokiose, nežinau, buhalterijose, ten leidimuose ir visa kita, va ten tai jau prasideda, ten tada vargsti, skaitai, skambini, konsultuojas ir visa kita. Aš sutinku, kad tai tikrai viena sunkiausių dalių, nes 2 kartus paskambinęs į VMI su to pačiu klausimu, tu gausi 2 skirtingus atsakymus. Taip. Tai čia su to sudurė praškai visi verslininkai ir visi, kas dirbo su buhalterijom ir taip toliau. Dabar, o kaip šiaip, tu paleidai ir pradėjai pardavinėti prieš 3 savaitės visą tą produktą. Kaip rinka reaguoja? Tai ar tai yra sunku parduoti, ar tai visgi žmonės reaguoja, kad kaip kainą nustatyti, ar į tą kainą nesako, kad per brangu, ar, kaip... Nes, pažiūrėjau, šitą dėžutę, matėjai nepaslaptis, kiek kainuotų tokią dėžutę įsigyti? Čia yra 9 saldainiai, aš vis jau paragautų kiek. 3,60 €. 3,60. Taip. Manau, kad žiūrint į tas visas šokoladinių kainas, kur yra, pavyzdžiui, ten ta pati Ali šokoladinė ir panašiai, tai čia yra pigu. Taip. Jeigu dar važiuojant, kad yra sveiki saldumynai, tai manau, kad iš vis labai pigu, ne? Okay. Čia yra ganėtinai. Čia mano svarbu, o kaip visuomenė tai reaguoja? Aš paragauti noriu. Visuomenė gerai reaguoja į kainą, ypač todėl, nes jinai tikrai yra pigesnė ir mažesnė negu daugelis kitų. Ačiū. Šitas man aš po dantisto, bet man... Spaisy. Tai va, ir iš tikrųjų, ta pati kainos sandara yra sudėtingas dalykas. Galima galbūt, žinai, paprasčiau kažkaip pažiūrėti, bet mes bandėm vis taip kaip skaičiuoti, kiek užtrunka padaryti saldainį, kiek kainuoja jam medžiagos, tada kiek kainuoja dėžutė, kiek kainuoja, nežinau, lipdukas, kaspinėlis, tada... Pristatymas galų gale. Taip, pristatymas, ten, nežinau, koks nors marketingas išdalintas ten ant mėnesio, tada dienų ir valandų ir panašiai, bandėm visokių ten tų formulių. Ir kaip ir vieną tą kainą padėlioji, tada ten pirmom dienom vienai, o paskui supratom, kad turbūt jinai yra į minusą, tai tada ten keliais centais pakilo. Tai dabar ta kaina yra, tokia, jinai 40 centų už saldainį, jinai yra tikrai mažiausia kol kas rinkoje, ką matėm iš tokių alternatyvų, bet gali būti tikriausiai, kad jinai kils arba kad bus skirtingų produktų skirtingom kainom, todėl nes iš esmės skaičiuojant vienu rankų darbą, kai tu nesusiduri, aš, pavyzdžiui, niekad negalvodavau, kad iš tikrųjų taip ilgai užtrunka, nes kai darai savo, tu darai ten 10 saldainių, ateina ten draugė, pasivaišini ir viskas. O kai tu darai daug jau, tai supranti, kiek tai laiko daug atima. Tai, tą dėžutę ten, aišku, galima padaryti gal per pusvalandį kokį, per 20 minučių, bet jeigu tu darai daug, tai sėdi ten visą valandą virtuvėje ir vyksta darbas. Tai, su ta kaina, tai aišku, čia irgi yra toksai, visą laiką reikia žiūrėti rinkoje, bet ir skaičiuotis. Daugelis dalykų. Jeigu tu verslą darai ir jis eina į minusą nuo pirmos dienos, Taip. Tai dėl to reikia žiūrėti, aišku, yra tas įrankis verslo vartuose, kur galima irgi produkto ir paslaugos kainą suskaičiuoti, mes dar tiksliai jo neišnagrinėjom, todėl nes ten daug ganėtinių niuansų, bet ten galima apsiskaičiuoti jau su atsiperkamumu, su ilgalaikė perspektyva ir visa kita, tai ten bandysim susidėlioti jau tikslesnę, nes čia yra pirma linija produktų. Tai jie yra patys paprasčiausi ir jie yra tokie, kuriuos mes norim kuo plačiau paskleisti ir ta kaina todėl ir yra ganėtinai tokia. O gerai, tai šties tokia praktinis klausimas. Pagamintas saldainių dėžutė, kiek laiko jos gali, kiek jie galioja, kaip su realizacija? Iki 3 savaičių. Tai visai normaliai, nėra, kad čia padarė ir ten dieną. Nes čia nėra tokių, nėra pieno, nėra grietinėlės, nėra pieno produktų iš esmės. Čia, pavyzdžiui, valgau, čia yra tikriausiai kažkokios uogos, riešutai, dar kažkas. Sėklos, avižos, datulių sirupas, cinamonas, imbieras, čia tokie, žodžiu. Kaip džiovintų vaisių, irgi nemažai dalykų. Tai čia geras. Tai va, žodžiu, tai šitus dalykus reikia dar čia nėra dar viskas sudėliota, sustiguota, mes apie patį verslo darimą kaip po tokio pelną nešančio, kuris galėtų augti ir plėstis, tai dar mažai nutokiam. Bet labai gerai, kad mes tos minties neišsigąstam, nes
ta mintis iš pat pradžių yra pati baisiausia. Pirmą savaitę jau būna, atrodo, negaliu užmigti, atrodo, tu eini į minusą, nors dar tavo saldainį nupirko 2 dėžutes, per Facebooką parašė 3 žmonės, bet tu eini į minusą. Ir tada galvoju, tai kaip bus po mėnesio, kaip bus po metų ten, o Dieve. Ir tas supranti, kad kiekvieną dieną žiauriai daug išmoksti, nu, be galo, ten susiduri kiekvieną dieną, kai darai, pradedi daryti, iš niekur atsiranda žmonės, kurie nori su tavim kalbėtis, kurie nori apie tave kalbėti, kurie nori pirkti, nori papasakoti kažkam, pasidžiaugia ir visą kitą, nu tai, kurie nori padėti, pakonsultuoti, nu, sakau, kai ieškai, tai atsiranda visą. Okay. Tu sakai, mes kalbėjom, kada prieš mėnesį, jau tikriausiai. Kaune, tu sakai, kad esu prieš viena... daugiau, žinai, nes užtruko tas logotipo, fotosesijų procesas visas, užtruko porą mėnesių, tai gali būti net gal lapkričio vidury kažką, kai atsirado ta idėja tik tai. Taip. Nes tai buvo prezentacija, buvo pati idėja, kad galim daryti, man rodai, užsienio keletą pavyzdžių, kad tai egzistuoja. Ir tu buvai viena ir sakai, kad tau reikia kažko tai komandą. Ir versle iš tikrųjų, aš ką esu pastebėjęs daugybę kartų, kad vienas versle nieko nepadarysi, realiai jo, nekarys, vienas versle nekarys. Kaip tau sekėsi su partnerių komandos paieška, kaip ta dalis išsprendė? Tai čia buvo... Nes tu sakai, kad ne viena esi, su kažkuo. Taip. Buvo man nuo pat pradžių, pagalvojau, kad jeigu reiks man vienai, tai aš arba nustosiu apie tai galvoti ir nuspręsiu, kad geriau siunčiu CV ir ieškau darbo. O jeigu ne, tai tada man bus toks pakilėjimas, todėl man visada reikia pasitarti, reikia pasidžiaugti su kažkuo, aišku, pasidžiaugti yra lengviausia su kuo rasti, bet pasitarti dažnai yra, vis tiek turi būti suinteresuotas žmogus. Taip. Tai ir pradėjau ten, išsiunčiau vienai draugai saldainių dėžutę, ten tau parodžiau viską ir tada galvoju, kaip čia tą žmogų rasti, kuris jau tikrai norėtų. Ir susitikau su viena draugė Kaune ir mes su ją Erasmuse susipažinom, turėjom nemažai bendrų interesų. Tai buvom kaip ir Erasmuso draugės, dar realybėj netiek daug laiko kartu praleisdavom, nes atskiros miestos gyvenom, tada aš persikėliau į Kauną ir jinai kažkaip grįžo į tą visą gyvenimą. Ir mes susitikom, parašiau jai žinutę, kad turiu planą. Atėjau su tą pačią prezentaciją ir jinai iš pat pradžių nebuvo visiškai 100% užtikrinta, kad nori, nors taip man jau prisipažino, kad sako, bet aš irgi noriu savo, taip gera būtų turėti savo, kai tu gali save visą atiduoti ir tau negaila. Ir jinai dar turi visai kitą darbą, kuriam sėdi nuo 8 iki 5. Tai užtruko truputį, kol susidėliojo mintis, bet praėjus ten praktiškai porai mėnesių atėjo, sako, nori. Tai tai tas buvo žiauriai gerai, dėl to, nes dabar kiekvieną dieną iš esmės mes su naujom idėjom susitinkam per Facebooko žinutes ir Eglė, Renata, žinai, ten viskas nors naujo, sakau, begalė dalykų vyksta, net nespėjau reaguoti, nespėjau pasidžiaugti, jau atrodo šakės. Aš jai būna rašau žinutę, arba ten rašinėjau, dėl to nes nespėjau rašyti. Ir ten kažką šneku, sako, tu kaip apsivafliaus, kaip įsimylėjus šnekis, sako, tau čia per daug džiaugsmo iš tų saldainių, nes viskas taip dažia, be galo, šakis, sakau, žiauriai smagu. Gerai, ką aš dar buvo tokia mintis apie Sivekos. Tai Renata, kaip suprantu, teisingai Renata, partneris, tai dirba samdomą darbą, o kaip jie sekasi susiderinti? Sunku derinti darbą su savo kažkokia veikla ar ne? Nes pas tavim, atrodo, situacija irgi panašiai gaunasi, ne? Pas mane yra tokia, kad aš dar mokus magistrą, tai jisai vakarais vyksta ir dar yra toks kitas darbas, bus, galima sakyti, nuo kovo mėnesio su tokiu hosteliu irgi galėsiu papasakot. O iš esmės, jai, manau, kad nėra labai lengva, bet manau, kad įmanoma. Nes, aišku, grįžti pavargęs po darbo, bet jeigu tu turi motyvacijos, tai energijos atsiranda iš naujo, pasikrauna. Tai jinai visą laiką jau dar darbe būdama nelabai turi laiko kažką atrašyti ar pasakyti, bet jau po darbo skambina, važiuoja, daro, perka, ką reikia. Žodžiu, savaitgaliai visą laiką yra tokie jau pas mus irgi produktyvūs. Tai įmanoma. Bet, aišku, nežinia kiek laiko, iki tam tikros stadijos. Okay, o kaip sekasi su klientais? Kiek pavyksta jūsų sulaukti? Ar yra stygius klientų, ar visgi nespėjat pagaminti? Kaip šitoj situacijai? Iš esmės, galvojam, kad bus sunkiau ir yra truputį geresnė situacija, negu mes jos laukiam.
Tai sausio mėnesį ten tik 3 savaitės, bet jau būdavo kasdien po 1-2 užsakymus, ko mes galvojom, kad pati pradžia iš vis jų turbūt nebus, tik tai galbūt kažkas ten pakalbės, ten susipažins, bet jau iškart pradėjo žmonės rašyti ir jau domėtis gal galima ir kažkur įsigyti, nes mes kol kas tik tai vežam į namus arba siunčiam ir jau netgi vienas taškas atsirado prekybos, kuris nori prekiauti mūsų produkciją per tas 3 savaitės ir iš tikrųjų po 2 savaičių jie jau mums parašė. Ir atsiranda ir tokių, kurie nori ir mus promautinti, tai, sakau, kažkaip nėra iš tikrųjų tokia užpildyta rinka, kad būtų labai sudėtinga. Nes, iš tikrųjų, kaip pagalvoju dabar, jeigu tu nueini į kažkokią tai šokoladinę saldainį, kažko tai skanaus, jeigu nori, net į tą pačią kavinę nuėjus, iš esmės tas desertas gausi, kad jeigu tu, kaip sakai, sveikiau gyveni, sportuoti turiu, toks sąžinės labai reikalas, kad tu nori to ten sūrio pyrago ar kažkokio tai šokoladinio torto, bet, žinai, čia tiek cukrus, insulinas, tam param ir tikrai, manau, kad ir patys verslininkai turi meni, kad maitinimo sektorius suvokia, kad klientai ieško ir nori ir iš esmės nelabai yra ką pateikti. Ką aš dar pastebiu, kad paimkim gėrimus, nealkoholinius gėrimus, kas, pavyzdžiui, ką geria nealkoholinio gėrimo? Sultis, arbata, kava ir vanduo, viskas, ne? Tai irgi ir matau, kad dabar atveža naujų limonadų, kažkokių ten daro pats limonadus, kad tas, ta tendencija yra ir tas saldumynai, tai nuostabus dalykas. Tai manau, kad tau čia prašai visos kavinės potencialiai. Tai mes labai tikimės. Dar vienas yra toks mūsų kaip noras, tai galbūt atidaryti jau tokią rimtą elektroninę parduotuvę su galimybė užsiprenumeruoti tos saldainius, kad visą laiką galėtum jų gauti į namus, kiekvieną pirmadienį ar sekmadienį į ofisą ir visur, kad tikrai žinau, kad būna visokio picedieniai ir ten bandelių prisiveža į ofisą ir panašiai, kažkuri diena tokia speciali, kai jau ten visi lepinasi. Taip pat tai galima lepinti sveikai. Tai todėl mes irgi galim tokį pasiūlymą planuojam daryti iš tikrųjų ir su ta elektroninė parduotuvė irgi, nes prenumeratų saldainių dar kol kas Lietuvoje nėra. Kaip ir labai naujas dalykas. Tai jeigu pavyks, tai irgi bus, man atrodo... Čia dievai, čia moterim, tai čia fantastika. Iš vis valgai saldainius, kurie ten nieko nedaro tavo kūnui. Tai čia, tobula. Ir skanu, ir žiauriai skanu. Liuks. Gerai, tai viena iš norėjau kaip tik klausti, kokie planai, kas toliau. Tai viena iš, kaip matau, sričių gaunasi elektroninė parduotuvė ir tas pristatymas. O kas dar ten? Natūralus klausimas, kada atsidarysit savo, vadinkim, ten cukrainę? Be cukrainė. Be cukrainė. Bet cukrainė skanu. Jo, tai čia, aišku, būtų turbūt svajonė tokia irgi. Tai pirma, aišku, svarbiausia gamybos tašką turėti. Tai kai turi jį, tai galima pasiūlyti tuos saldainius labai įvairiom vietom ir per ten rodyti. O atsidaryti savo gamybos tašką, kuris būtų labai reprezentatyvus ir kur galima būtų priimti žmonių, tai jau yra ganėtinai nemaža investicija, jeigu lygini. Tai todėl mes dabar mąstom, jog čia galbūt metų bėgyje, galbūt, nežinau, bus matyti, kaip viskas seksis, bet šiaip tai yra, aišku, tokia idėja. Todėl nes galima būtų netgi kursus rengti, kur mokyti daryti tuos saldainius. Tai čia manau, kad vėl dar vienas segmentas, kas yra irgi įdomu, nes iš viso pasibent jau Vilniuje, nežinau kaip Kaune, kad yra atsiradę net ne viena tokia, vadinkim, studija, kur žmonės ateina ir vakarais ir mokosi, gamina ir suvalgo visą tai, ką sugamina. Nes iš esmės, pavyzdžiui, šokoladas, taigi turi labai daug pamokų, įvairios šokoladinės kviečia į degustacijas, kuriuose gali pasigaminti saldainių. Net kibininės turi savo kibinų kelią. Jo, yra kibinų, yra šakočių kelias, žinau. Taip, tai va, tai dėl to... Alaus kelias, aišku, vyno. Neišvengiamai. Būtent biržuose, man. Biržuose. Tai va, todėl galvojam, kad čia irgi yra dar visai niša. Mes kažkaip jaučiam, kad čia yra dar toks neišnaudotas kelias. Ko labiausiai tau trūksta? Aš manau, kad žiūri ten kažkoks kiekis žmonių, galbūt ir aš iš savo kontaktų. Ko dabartiniam etape, ko tau versle labiausiai trūksta? Kas tau labiausiai pagelbėtų, kokie dalykai? Turbūt strategijos ir finansų kažkokios sistemos. Dėl visko, dėl tiekėjų, išlaidų, pajamų, kainų,
nežinau, atsiperkamumo, visi šitie finansiniai dalykai, jie gana yra sudėtingi ir jeigu norint juos ilgalaikiai perspektyvoje paskaičiuoti, tai galima, juk aišku, visada norisi ir kaip ir reikėtų jau ir investuoti daugiau ir čia gal plėstis visą kitą, bet tada sunku paskaičiuoti, ar tai galima daryti dabar, ar gal vėliau, ar gal iš vis nedaryti. Dėl to, kad to trūksta turbūt tokio pagrindo iš finansų srities. Ir tai va čia labiausia. O dėl strategijos, tai irgi galvojam pačioj pradžioje susėdę ten pačią pirmą dieną, gal net kad čia reikia išskirtinumų, vertybių, misijų, visko, bet tada taip įsisuka į tuos darbelius mažus, tokius ten nuvežti, parvežti, užklijuoti, apipinti ten dar kažką, kad nebespėjai pagalvoti apie šitos dalykus. Tai va čia irgi reiks kažkada truputį daugiau gal. Mes su akcininkais kalbant apie mano paties verslą, tai turim praktiškai kartą į ketvirtį visą dieną ir rytoj tokia diena yra, ne rytoj, meluoju, šiandien yra penktadienis. Aha. Tai antradienį turim tokią, gyvenu kitoj savaitėje, galbūt pirmadienį šiandien. Tai antradienį turim irgi visą dieną visą, kada irgi sėdam prie strategijų ir galvojam. Tai ta šiaip rekomendacija ypač ir tiems, kas dar planuoja verslą ir kas turi, tai tą reikia daryti, tokius susėdimus kartą ketvirtį tai minimum, kada tu galvoji, kur tavo verslas keliaus, o verslo pradžioje tikriausiai netgi dar dažniau reikėtų. Turbūt. Jo, tas labai svarbu. Gerai, finansų. Gerai, gal kažkas negali. Yra kaip? Gerai, norėjau sakyti, galbūt yra klausimų iš tų žmonių, kas žiūri transliaciją ir gali kažką užduoti apie verslo pradžią, apie patį šitą saldainių gamybą. Dar sakykime, pasakos apie nutikimą po 7 savaičių iššūkio, irgi tokį, kaip čia, vingi karjeros, papasakok, ką jūs ten su Monika susidarėt? Tai buvo žiauriai juokingas dalykas, nes visiškai kažkoks kosmosas, žodžiu, įvyko vieną dieną rudenį, nes aš važiavau namo ir pravažiavau pro vieną vietą, kur vyko Donato Briko seminaras Kaune. O tai atrodo kaip ir nesusiję iš dalies su 7 savaičių iššūkiu, bet kaip ir susiję, nes aš pamačiau tą vietą, prisiminiau Donatą Briką, tada prisiminiau 7 savaičių iššūkį ir tada pagalvojau, kaip norėčiau vėl kažko tokio, nes labai jisai buvo daug energijos prikrovęs. Ir tada parvažiavau namo ir scrollindama Facebooką žiūriu, kad 7 savaičių iššūkis Kaune organizuoja susitikimą. Ir pažiūriu žmonės, kurie ten jau pasirašė, kad jais ir nei vieno nepažįstu. Tai galvoju, turbūt jie ne iš mano 7 savaičių iššūkio, bet iš vėlesnio. Ne iš tos grupės, bet iš vėlesnio. Ir aš turėjau laisvą vakarą ir galvoju, pati, kodėl man nenuėjus. Nes žinau, kad vis tiek ta chebra žiauriai faina ir ten visi labai draugiški. Tai aš nuėjau, mes susitikom, visi buvo vieni kitus pažinojo. Taip, todėl nes visi buvo iš to paties paskutinio naujausio turbūt. Ir tada aš vienintelė buvau tokia balta varna, tai aš pradėjau pasakoti apie save, ką aš čia veikiau, kas ten po to iššūkio, kaip klostės ir visa kita. Ir sėdėjo Monika su Vilium. Ir, žodžiu, čia tokia, for the record, kaip sako, porelė verslininkų. Monika turi ten su apgyvendinimo, Vilius turi perkraustimo verslą. Taip. Tai va, ir Monika manęs kažkaip paklausė, sako, ar tu turi darbą? Ir aš sakau, ne, ir klausė, sako, gal tu norėtum pas mane dirbti, bet jinai taip, aš nesuvokiau tą akimirką, kad čia galbūt rimtai. Ir aš buvau pasakojusi apie tos saldumynus ir tada sakau, tai gal tu pas mane norėtum dirbti. Ir jinai, bet aš rimtai ir sakau, palauk, ką, mes apsikeitėm Facebook'ai, susitikom, jinai man viską papasakoja. Ir galvoju, šakės. Ir taip iš pradžių viskas buvo abstraktu, nes sako, siūlom tau dirbti hostelyje, kuris dar neegzistuoja, kur iš esmės, kur dabar ten dar yra langų firma. Ir sako, jo, ir galvoju, tai sakau, o tai ką man ten reiks daryti? Ir ten sako, tai ir mes nenorim tavęs darbinti kaip paprasto darbuotojo, sako, norėtumėm, kad tu dirbtum pagal individualią veiklą, kad viskas būtų taip truputį kitaip, žodžiu, kitaip pasižiūrėti visą šitą. Taip, kad biškai kitaip pasižiūrėti į įprastą darbą. Ir tuo pačiu momentu man tokios visos mintis, o tai kaip čia, o tai ką daryti, jokio darbo aprašo, jokių pareigybių, tai aš nežinau, net nesuprantu, ko iš manęs nori iš esmės. Ir man taip buvo viskas abstraktu, kad reikėjo laiko, kol susigulėtų ta mintis, bet paskui mes su Monika išsikalbėjom, kad jinai iš esmės nori palikti tą hostelio visą atšaką prie visų kitų apgyvendinimo tų jos sferų, tokią kaip kad jai reiktų kuo mažiau rūpintis, kad jai reiktų padėti parašą, kad jai reiktų pasimti pelną, kad jai reiktų pasidžiaugti ir visą kitą, kad galėtų galbūt ten kažkam papasakoti. Tai, o aš
tada būčiau visas tas varikliukas, kuris turėtų užsukti tą hostelį, kad jis būtų visada pilnas geros nuotaikos, linksmas, pilnas žmonių ir visa kita, gražus, tvarkingas. Kad žinant, kur pastovi su šypsena vaikštai, galėtų tau tikti labai. Jo. Tai ir tada atsirado toks darbas, kuris irgi iš esmės yra ir laisvas ir aš galiu jį priderinti prie visko. Ir prie savo mokslų, ir prie skanūnų, ir prie gyvenimo. Ir man iš esmės yra... Hostelį aš nebejoju, kad bus svečiams pasiūlytis. Dar nieko nesakiau. Jo, būtent. Aš manau, kad Monikai patiks, manau, kad Monika visuose savo tos apartamentuose ir Happy Inn viešbutukė, kad ten galės... Nu, kodėl gyvenant tos metus? Taip. Manau, kad ten tinka. Taip, va. Ir šiaip labai fainas yra dalykas, nes... Man kažkoks apskritai buvo labai keistas jausmas, kai Monika pasiūlė ir galvoju, čia turbūt gali tik tai sudalyvavę tokiuose projektuose arba taip pažinę save. Tokie crazy žmonės. Taip, tokie biškai crazy, nes tu vis tiek gauni tokių įdomių minčių, pradėti kartais savo intuiciją labiau pasikliauti, savo kažkokiu momentu, tokią energiją ir visą kitą. Ir galvoju, šiaip turbūt niekur susitikęs elementarus žmogus, kuris nieko gal per daug nesidomi, su kitu elementariu žmogumi. Pirmą kartą matosi beje. Pirmą kartą matosi ir siūlo darbą, apie kurį Monika iš pradžių net pati negalvojo. Jinai dar nežinojo, kad jinai nori tokio žmogaus, kad jinai turi tas pareigas ir kad jau ieško. Tai buvo toks ekspromtu ir aš galvoju, tas, žiauriai fainas dalykas, kad kai tu kartais tiesiog pasitiki dabartinę savo būseną ir nusprendi, kad nori dabar ir čia ir labai faina. Aš tai žinau, aš su Monika kalbėjau ir su Vilium dar daug kalbėjau. Ir atvaro, kada Monika sako, Žilvinai, tu nepatikėsi, man 7 savaičių iššūkis čia buvo, man čia tiek visko, čia viskas taip nerealiai, sako, tu nepatikėsi. Aš sugalvojau padaryti hostelį ir ten net neturėjau darbuotojo, bet susidėjome susitikimą ir iš karto pačią dieną galvojau darbuotojo. Tai fainai, ten visą, tu sako, ten viskas labai gerai, žinai. Tai Monika, man labai smagu matyti, kad tu labai laiminga patenkinta dėl viso šito, vadinkim, tokio susipažinties ir santykio sandorio. Monika patenkinta ir iš esmės, tas bene džiugiausias dalykas, kad yra aplinka kažkokia, tai tas projektas, kur, kaip sakai, gali žmonės susieiti, tokie, kurie turi panašų mąstymą ir kažką tai gero nuveikti. Net žinau, kad bus gero visai visuomeniai, nes bus kažkas unikalaus Kaune, kažkoks unikalus hostelis, kur tikrai bus daug šypsenų ir gera nuotaika. Taip. Tai tas be galo smagu. Gerai, nežinau, yra klausimų Facebook'e, kas nors uždavęs? Ne. Tik šiaip išsiaiškinom, kaip čia vyksta viskas. Kaip čia viskas vyksta. Aš man atrodo, mes jau judam pabaigai pačiai. Ką tu palinkėtum, nežinau, patartum tiems žmonėms, kas vis taip, dvejoja, kaip ir jau darbas samdomas neveža, nesijaučia laimingi ir tokio situacija yra, kad nei dirbti toliau, nes mato, kad perspektyva tokia, ne pati žaviausia, samdomam darbe, bet ir pradėti savo kažką tai verslą, gal ar tai idėjų neturi, ar tai sunku, ką daryti tokiems, kur eiti, su kuo, ką daryti? Pirmiausia, tai manau, reikia nenerti stačia galva. Todėl, nes tas labai gąsdina, jeigu tu turi darbą ir išėjau už darbą dabar. Taip, išėjau už darbą, nežinau, ką darysiu ir tada pagalvoju, tai aš neturėsiu iš ko valgyti, komunalus susimokėti už butą, man reiks kraustytis pas tėvus ar dar kažką ir ta žlugus. Bet jeigu tu paprasčiau taip žiūri, kad galima taip labai palaipsniui, galima prie savo darbo pradėti ieškoti galbūt savęs ir gilintis į tai, ko norisi, ar tai savo verslo, ar savos veiklos, galbūt tiesiog noris, aš nežinau, tos pačius paveikslus piešti, ne? Esi užsispaudęs ir todėl tu ten dirbi, nežinau, kokiam nors automobilių servise ir dar daug. Nors esi menininkas. Taip, nors norėtum su to tepalu ten piešti sienas. Ir reikia po truputį turbūt eiti link to ir suprasti, kad jeigu nenori, tai ir visą gyvenimą nesėdėsi ten tam savo darbe. Ir tada pradėti galvoti, kas tai gali būti. O kas tai gali būti, tai iš esmės netgi internetas yra pilnas visokiausių patarimų ir yra netgi, man atrodo, 50 dalykų sąrašas, kuriuo galima naudotis 2017 metais norint pradėti savo verslą. Ir tai yra visi trendai arba visokiausios mažos veiklos ir visa kita, kas dabar ant bangos, ten merginoms, nežinau, gaminti papuošalus.
čokeriai tai visokie atsiranda, ten dar kažkokie auskarai, naujų brandų rūbai, viskas. Vaikinam vėl kažkas, ten blogerės atsiranda, tai visiškai kitos tendencijos galbūt negu kas būdavo anksčiau ir tada galvoti, į kurią čia pusę galima būtų eiti, nes tas duoda tokių idėjų, gal tu visiškai ne prie to prisikabinsi, bet tau tas praplečia akiratį. Ir tada jeigu tu jau daugmaž įsivaizduoji, galima po truputį pradėti, taigi ir pas mane nieks neprasidėjo, taip pat bum ir fabrikas ir saldainių. Tai dabar čia jau mes važiuoja į Vokietiją. Taip, ir visoje Europoje jau čia viską. Tai po truputį ten, nežinau, kiekvieną dieną, nežinau, ten skiri gal tą pačią valandą, kad ar ten idėjų pasieškoti, ar ten užsirašyti kažką, pabandyti. Viskas po truputį labai. Ten gali, aš manau, porą metų užtrukti, kol išeisi iš to savo darbo, bet jeigu tu jau gali vis daugiau laiko skirti savo mylimai veiklai, tai vis yra lengviau. Ir eini po tą mažą žingsnelį, ten tikrai nereikia taip išsigąsti, nes tikrai būna ir man, kad aš vis dar išsigąstu, kaip čia, jeigu reiks jau plėstis, investuoti, visą kitą. Ir ten nereikia, ir paskolos dar imti nereikia, ir dar nebankrotas, nes dar ir pelno nėra, ir nieko. Bet viskas taip, žinai, taip viskas po truputį, po tą mažą žingsnelį. Tai va, tai negaliu kažkokių labai rimtų patarimų duoti dar, nes viskas tik tai aš manau, kad kažkam galbūt įkvėpimas bus tą mažą žingsnelį padaryti, ten galbūt šiandien kažką tai pasigūglinti truputėlį daugiau, kad čia tokia idėja, tiesiog kaip ir sakai, pagaminti gal pirmą paveikslą ir parodyti draugams, kaip čia patestuoti, ar Kabinskas atsiemas ar ne. Taip. Gerai, tai ką, ačiū tau labai, kad už saldainius skanius, mes juos vartosim tikrai. Ačiū, kad pasidalinai savo patirtimis visą tai kuriant. Aš manau, bus įdomu pašnekėti po kokių metų ir pažiūrėti šitą video, kurį mes dabar ką tik padarėm ir kaip viskas buvo. Ir pažiūrėti po metų, kaip viskas atrodo. Aš tikiuosi po metų jau nuvažiuoti į tavo bet cukrainę ir ten pagerti arbatos ir suvalgyti ten krūvą įvairiausių saldumynų. Tai ačiū tau, kad buvai ir ką, ačiū visiems, kas žiūrėjot, tai iki pasimatymo šitos video.